Recording in progress. Sveika. Šiandien su tavimi susitinku šioje gražioje erdvėje ir pakviesiu tave į paskaitą, į meditaciją. Kviesiu aš tave ne į paskaitą, o į meditaciją. Ir meditacija bus apie vidinę mergaitę, apie mažą mergaitę, tą dalį mumise, kurią mes visos turim. Ir dar prieš akimirką pasakojau, kad būtent tenai, kai mes buvom mažos, kai mes buvom labai pažeidžiamos, kai mes buvom itin jautrios pasauliui ir visą pasaulį ėmėme atvira širdimi, atvirų kūnų, priėmėm visą pasaulį atviromis akimis, atvirais jausmais, būtent ten susiformavo programa nemylėti savęs, nesuprasti tos besąlyginės meilės, nes kiekviena turim savo istoriją. Ir toje istorijoje tikrai nėra išmyluotos mergaitės, kuri patyrė besąlyginę meilę. Bet būtent dėl tų akimirkų, būtent dėl tos istorijos mes esam čia kiekviena keisti, nes istorija neįtakoja ateities. Jeigu mes sąmoningai suprantam, kad aš galiu viską pakeisti, tai šioje meditacijoje aš tave pakviesiu keliauti į jautriausią savo dalį, pas mažą mergaitę, kurią tu turi, mes visos turim, ir jinai daugiau arba mažiau yra mylima, arba daugiau arba mažiau yra užmiršta. Pajusi savo širdimi. Kviečiu tave užsimerkti šioje akimirkoje, čia ir dabar, tiek, kiek tau išeina, tiek, kiek tavo aplinka tau leidžia, tiek, kiek tu girdi garsų aplinkui. Viskas jau yra tobula, netgi jeigu tau atrodo kitaip. Ir šioje akimirkoje leisk savo žvilgsnį grąžinti į save. Neskubėdama per nosį įkvėp giliai ir lėtai. Ir neskubėdama iškvėpk pro burną giliai ir lėtai. Dar kartelį įkvėp giliai ir lėtai pro nosį. Ir iškvėpk giliai ir lėtai pro burną. Ir paskutinį kartą įkvėpk giliai, lėtai pro nosį. Ir giliai ir lėtai iškvėpk pro burną. Šioje akimirkoje, čia ir dabar, kai jauti savo kvėpavimą, jauti save, leisk save apgaubti besąlyginės meilės skraiste. Tai yra dieviškumo energija. Tai yra motiniškos meilės skraistė, tai yra tėviškos globos skraistė. Leisk savo įsivaizduoti ir pamatyti, kaip ši stebuklinga skraistė leidžiasi žemyn link tavęs iš visatos. Ir šioje skraistėje yra pilna žvaigždžių. Šioje skraistėje egzistuoja planetos. Šioje skraistėje egzistuoja viskas, kas buvo, kas yra ir kas dar tik tais bus. Joje telpa visa visata, o svarbiausia besąlyginė visa visatos meilė, saugumas, jaukumas, šiluma, ramybė, gėris. Ir ta skraistė leidžiasi virš tavo galvos, tu matai vidiniu žvilgsniu, kad ji leidžiasi ant tavęs ir paliečia tavo viršugalvį. Tarsi švelnus pledas, kuris sukurtas iš debesų, iš švelnaus jausmo, saugumo jausmo, pilnatvės jausmo. Ir ta skraistė paliečia tavo viršugalvį
Ir jauti galbūt net šiurpuliukai bėga per kūną, nes taip ramu ir gera pasidaro galvoje. Ji palengva paleidžia energiją ir ta besąlyginė meilė tavo galvoje pasklinda į kiekvieną ląstelę, į kiekvieną audinį. Tavo galvoje lieka meilė, tyla, ramybė ir saugumas. Ir tu jauti ir matai, kaip palengva ta skraistė tave pradeda tarsi apgobti. Apgobia tavo pečius, apgaubia tavo rankas nuo pečių iki alkūnių, nuo alkūnių iki plaštakų. Ir šis skraistė nusileidžia ant tavęs ir tu jauti, kuo labiau priimdama šią skraistę, tu vis labiau mažėji. Po šią skraistę tu daraisi mažesnė. Ir ši skraistė įsupa tave visą, įsupa tavo kaklą, tavo pečius, tavo krūtinę. Tu jauti, kad joje darosi šilta, ramu ir gera. Toje skraistėje tu palengva mažėji. Į šią skraistę įsisupa tavo liemuo, tavo apatinė pilvo dalis. Tu vis mažėji, į ją įsisupa tavo sėdmenis, tavo klubai, įsisupa šlaunės, kelienai, blauzdos ir pėdos. Tu esi visa susupta, susukta į šią skraistę, dieviška visatos meilė, be sąlygų. Ir tu jautiesi saugi ir pilna. Jausdamasi saugi ir pilna šioje skraistėje, tu matai ir jauti, kad tu mažėji. Tu traukiasi iki jaunos moters, iki paauglės, ta, kuri viskuo tikėjo, kuri ėjo į pasaulį, o galbūt kaip tik buvo pilna abejonių. Tarsi širdimi jauti tą savo tarpsnį, kuriame buvai paauglė. Ir norėjai įrodyti pasauliui, o galbūt nuo jo pasislėpti. Tu keliauji giliau ir jauti, kaip tu mažėji ir tavo širdyje jaučiasi mergaitės, įvairios būsenos, jausmai. Galbūt prisiminimai, kai pradėjai lankyti mokyklą, kaip viskas buvo nauja, neįprasta, galbūt save lyginai su kažkuo. Galbūt turėjai įvairiausių situacijų, kai bijojai būti pakviesta prie lentos, o galbūt iš tavęs juokėsi. Tu jauti, kad ir šis tarpsnis tave palieka ir širdyje tu dar labiau mažėji ir traukiasi. Iki mažos mergaitės, kuriai yra 3-4 metukai, kuri žiūri į pasaulį ir nori jame dalyvauti. Ji nori būti mylima, ji nori būti svarbi, ji nori būti priimta, ji nori viską suprasti, bet galbūt per greitai yra nutildoma, o galbūt visai jos nesiklausoma. Ir tu jauti, kad šis tarpsnis taip pat tave palieka ir tu mažėji ir tu tampi kūdikiu. Matyk ir įsivaizduok, jausk, kad šis skraistė, stebuklinga skraistė, į kurią tu esi įsisupusi ir kurioje leidi savo tapti kūdikiu. Maža mergaitė, kūdikis, kuri visiškai atvirai žiūri į pasaulį ir jaučia savyje tik vieną vienintelę natūralią būseną - pasidavimą, nes ji nieko negali kontroliuoti, tas mažas kūdikėlis. Ir savo mintise įsivaizduok ir pamatyk, kad ta skraistė su ta nuostabia pačia gražiausia pasaulyje mergaitė atsiranda tavo rankose. Ir tu gali supuoti ją, tu gali myluoti. Ir galbūt jau tada jauteisi netokia, galbūt nemylima, galbūt kažkas buvo ne taip.
ir leisk savo save pasupuoti. Leisk savo pasupuoti tą kūdikį ir pabučiuoti ir pasakyti, tu esi brangenybė, tu esi šio pasaulio žvaigždė, tu esi pati nuostabiausia ir gražiausia mergaitė. Aš myliu tave, tu man esi pati svarbiausia. Nuo šiol aš visada būsiu šalia tavęs. Jaus kaip ta maža mergaitė, tas kūdikėlis, jaučiasi pagaliau saugus, ramus ir pamiluotas, nes tu tai ji, o ji tai tu. Ir palengva tu leidi savo augti. Augti apsupta ir įsupta į dieviškos meilės, besąlyginės meilės ir šviesos pledą. Tarsi vystiklą tu leidi savo augti. Ir tu jauti ir matai, kad augdama tu pasieki vėl tos mažos gražios mergaitės, 3-4 metukų amžiaus mergaitės, kuriai viskas įdomu, kuriai viskas svarbu. Ir tu leidi savo ją pasisodinti tame nuostabiame plede, galbūt savo ant kelių, arba priglaudi prie savo krūtinės. Ir pasakai pačius nuostabiausius meilės žodžius, aš myliu tave. Tu esi pati nuostabiausia ir gražiausia sutvėrimas pasaulyje. Mano mieloji, tau nieko niekada nereikės įrodyti. Tu esi tobula. Tu esi brangenybė. Aš labai tave myliu. Ir jeigu ateina kažkokie jausmai, jeigu ateina, kad širdis nori užsidaryti, leisk savo išleisti šitą jausmą, emociją. Leisk savo save pamylėti, pamiluoti ir pasupuoti taip, kaip tau reikia šią akimirką. Leisk įsivaizduoti, kaip ši maža mergaitė apglėbia tave ir įsikniaubia tau į krūtinę ir atiduoda visą baimę, galbūt kažkokį liūdesį, galbūt nusivylimą, galbūt kažkokį pasimetimą, viską atiduoda tau ir tu tai išsupuoji. Nes dieviškoje skraistėje viskas ištirpsta, dieviškoje meilėje viskas išgaruoja ir tu išsupuoji tarsi mama savo dukrą. Išsupuoji priglaudusi save prie savęs ir jausdama, kad niekada šis ryšys nebenutrūks, o jis tik augs, stiprės. Tu jauti šioje ramybėje, o gal kaip tik sukilusiuose jausmuose, kai per tave teka meilė, saugumas, kaip ta maža mergaitė leidžia savo prisipildžiusi tiek, kiek reikia jai meilės, tiek, kiek reikia švelnumo, dėmesio. Ji leidžia savo augti į mergaitę, kuri pradeda domėtis dar labiau pasauliu, kuri pradeda leisti savo nuspręsti, ar ji nori eiti į būrelį, ką jinai nori veikti, ką jinai nori daryti, kokia jinai nori būti. Ir ši nuostabi mergaitė greičiausiai irgi patiria įvairiausių situacijų. Ir tu jauti, kad yra akimirkų, kuriuose jai labai reikėjo tavęs. Motiniškos, meiliškos, dieviškos, tėviškos meilės, globos, saugumo. Ir tu leidi savo apsikabinti šią nuostabią mergaitę, kuri yra apsupta, tačiau apsupta esi ir tu dieviškos besąlyginės meilės.
Ir tu leidi savo jai pasakyti svarbiausius ir brangiausius žodžius. Tu esi graži, tu esi mylima, tu esi tobula tokia, kokia esi. Ir nesvarbu, kad kažkam geriau sekasi. Ir nesvarbu, kad kažkas labiau žydi. Tu esi tobula, tu esi žvaigždė, tu esi mano žvaigždė. Tu esi mano meilė. Tu esi mano grožis, tu esi mano talentas. Tu man esi pati pati brangiausia. Leisk jai viską pasakyti, ko trokšta jo širdis, tegul jį išgirsta. Leisk ją pamiluoti savo. O galbūt tu nori įsivaizduoti ir pamatyti, kad jį įsikniubė tau į krūtinę ir tiesiog nori tavo meilės ir šilumos ir jūs abidvi supatės. Supatės meilėje, ramybėje, taikoje. Jūs supatės pilnatvėje. Jūs supatės ir leidžiat savo išjausti visus jausmus ir juos paleisti. Ir paleisdamos tai, kas nebuvo galbūt gražu, jaučiat kaip kūnelis ir tavo pačios kūnas užsipildo meilę, užsipildo ramybę, užsipildo grožiu. Ir kai ši mažoji mergaitė jauti, kad yra pasirengusi augti, matai, kad ji vėl auga ir didėja šiame plede, augi tu su ja kartu. Ir ji jau tampa paauglė, kuri maištauja, kuri nori savo tiesos, kuri nori parodyti pasauliui, o galbūt slėptis nuo pasaulio. Tu geriausiai jauti savo nuostabios paauglės periodą. Tačiau dabar ji galbūt atsisėda šalia tavęs, o galbūt vis dar tau ant kelių. Ir jūs viena kitą apkabinusios supatės ir myluojate meilę, besąlyginę meilę. O ji tau atiduoda viską, ko nebereikia, galbūt baimę žiūrinti pasaulį, galbūt stengimas įrodyti, galbūt jausmų spaudimą, ignoravimą savęs. Galbūt nuolatinę kovą, kurią prisėmė tik todėl, kad išgyventų ir tik todėl, kad gautų meilės, priėmimo. Ir tu jauti, kaip ir jaučia ji, kad šioje akimirkoje jūs tampate viena ir širdyje įsivyrauja pilnatvė, visiškas savęs priėmimas, visiška savęs meilė. Ir ši nuostabi paauglė besišypsodama jaučia, kad gali augti ir auga į jauną moterį, kuri galbūt turėjo sunkius santykius, skyrybas, draugystės, išdavystės. Tam tikrus periodus kaip jauna moteris, kuri bandė suprasti ir pažinti save per išorę. Situacijas, kuriuose nemokėjo pasakyti ne, tačiau tu ir ji tebesate plede, besąlyginės meilės skraistėje, susuptos tarsi į vystiklą. Ir tu jautiesi mylima, jautiesi pilna. Ir ta jauna moteris jaučia tavo meilę, tavo palaikymą, tu esi nuostabi. Tu esi graži, tu esi talentinga. Tu esi žvaigždė. Ir galiausiai jauti, kad esi pasirengusi. Ir po šią skraistę užaugi iki šios akimirkos, čia ir dabar. Ir šioje akimirkoje tu jauti tą dievišką, besąlyginės meilės skraistę ant savęs. Ir šioje akimirkoje deklaruoji garsiai arba tyliai, aš myliu save.
Aš esu verta paties geriausio. Viskas pas mane ateina lengvai ir daug greičiau negu kažkada galvojau. Aš renkuosi save. Aš vertinu save. Aš renkuosi girdėti save. Šis pasaulis yra sukurtas dieviškai, tam, kad aš spindėčiau, tam, kad aš priimčiau dovanas, stebuklus ir magiją. Aš priimu. Neskubėdama įkvėpk ir neskubėdama iškvėpk. Šioje akimirkoje čia ir dabar nusišypsok savo ir pasauliui. Ir jaus, kad tavyje užsipildė tai, ko galbūt senai ir ilgai ieškojai. Besąlyginės meilės taurė. Tiek, kiek tau šiandien pavyko. Ir kai būsi pasirengusi, gali atsimerkti, jausdama, kad tu esi meilė. Meilę tu skleidi ir tik meilę pritrauki.